Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai papasakosiu apie tai. Valgau ir lieknėju nekaloringi produktai energijai visai dienai. Tai kokie produktai jums gali suteikti daugiausia energijos dienos metu? Tai visą laiką mums yra labai svarbu sukontroliuoti cukraus lygį kraujyje, taip pat gauti pakankamai baltymų. Tai kokius tada tos produktus ir įtraukti į dienos racioną? Tai aš rekomenduoju įtraukti daug įvairių vaisių, uogų. Tai kaip pavyzdys būtų mėlynės, braškės, avietės, bananai, obuoliai, vynuogės, apelsinai, tada taip pat daug baltyminio maisto, tai reikėtų įtraukti kiaušinių, varškės, jogurtų, liesos vištienos, mėsos, jautienos, kalakutienos, riebios žuvies, sardinių, lašišos, silkės. Įtraukus šios produktus gausite visų reikiamų medžiagų. O tada, jeigu vis tiek trūksta energijos, tada vis tiek galite įtraukti juodo šokolado, tada riešutų sviesto, tada alyvuogių, avokadų, pilno grūdo duonos, tada taip pat makaronų, grikių, kinvos. Ir jeigu jūs įtrauksite būtent šiuos produktus į savo mitybos racioną, jūs gausite daugiausia reikiamų medžiagų ir todėl jausitės produktyvūs, energingi, atsistatysite po treniruočių bei pagerės kūno kompozicija. Tikiuosi šitas video buvo naudingas ir dabar supratote, kokių produktų įtraukti savo mitybos racioną tam, kad jaustumėtės puikiai. O jeigu jums reikia papildomos pagalbos, metant svorį, planuojant mitybą ar siekiant pagerinti savo sveikatos rodiklius, drąsiai galite parašyti esminę žinutę, papasakoti savo situaciją ir tada mes jau nuspręsime, kokios mitybos planavimo sistemos turite laikytis, kad šiuos tikslus pasiektumėte žymiai greičiau, efektyviau ir su mažiau pastangų. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą, mielieji. Iki greito.